Pirmą kartą pradedam laidą nuo plojimų, patys savo. Taip. Bet vis tiek smagu. Sveiki visi DTV kanalo žiūrovai ir Talk Show podcast'o žiūrovai internete. Smagu, kad įsijungėt. Šiandien ypatingi svečiai. Vudis ir Grūdas. Nuostabus du žmonės, smagu matyti. Sveiki. Dar kartelį. Mes taip niekada nedarėm. Čia, žinai, būna tiesiog pasimojuojam. Šventoji. Kad tu žinotum. Vyrukai, dar ne jubilėjinis 20 metų po kelius žiūrės. Jūs pat skirtingose buvo. Greitai bus, dabar berods 17-18 metai. Jam 17, man 18 dabar metai. Tai dar 2 metai iki jubilėjaus. Tai po 2 metų kartosim. Nu, jau po 2 metų tai tikrai reikės išbėgti į aikštelę, manau, taip jau, nu... Gal reikia atkurti kelias žvaigždės tiesiog. Dar sikeli projektas nueina, būtų geras. Su tais pačiais. Taip. Aš abejoju, ar jisai paeitų. Filmuotume pažvagulį pensionate. Ne, kad toks įvyks, tai nelabai tikiu, bet mes, vat, nu, kaip solistai, tai aš manau, kad tikrai sugalvosim ir tikrai išstosim dėl to, kad nu, yra poreikis. Žmonės labai pastaruoju metu pradėjo prisiminti būtent mūsų dainas, kaip mes ten dalyvavom realybės šou. Nes dauguma jau tokie po 30, kam truputį virš. Čia yra liūdniausia, kad aš tais metais Airijai buvau arba kažką, man praėjo prausis ir, žinai, aš dirbu va tarp žmonių, kuriem jūs esate ten visiškai kažkas, žinai, ten piramidės viršui, ir ten būna juokauja, kalba, o aš toksai, aš nesuprantu apie ką, žinai. Pabėgai. O žiūrėk, man gerai, tada aš gal tų žmonių, kurie žiūri vardų paklausiu, tuo metu ten tas dainas rašė vienas žmogus, ar ten buvo skirti, nes jos visos... Buvo daug. Daug. Nes ten kepykla buvo ištisai, mes ten būdavo, gaudavom kūrinį naktį, penktadienį naktį, tu nuvažiuoji, padarai įrašą. Ir tu jau šeštadienį turi jį gyvai sudainuoti. Tekstą, visą kitą, ten streso, tu atsikeli kvadratinis, nieko nemegojęs atvaro Tinačkos, čia šokėjas. Parepetuoda reikia. Tave visą, į sceną, ten į aikštę. Ta choreografija būtų. Ten atvažiuoja, ten kažką, ten šitos visus padaro. Ir tada važiuoji visas Red Bullio prišovęs, jau krato, jau tenais Valinsko visi bijo. Valinsko, jo. Gaudot pilos už tai, kad girdėjau? Aš asmeniškai ne, bet matęs, kaip jisai duoda, tai nesinorėdavo. Aš irgi kažkaip toks pavyzdingas, kaip ir stengiausi būti. Bet yra buvęs atvejis, kaip repetavom vieną dainą scenoje ir, nu, tekstas nėjo, kad, nu, kažkuriam, nesakysiu kuriam, bet žodžiu... Merūnai. Aš nesu Merūnu buvau. Nu ir vieną kartą repetuojam, nesueina tekstas, antrą kartą, nesueina, trečią kartą jau Arūnai trūko kantrybė, sako, ir ant taip, jūs čia stovit, kaip 4, reiškia... Ir taip mes jau stovim, taip, galvojam. 4. Jau gavom, jau šį kartą taip gavom, kaip 4. Nu, mes 4 vyrukai. Muškietininkai. Jo, 4 muškietininkai, tarp kitko ir buvom apsirengę muškietininkais. Tai va, buvo tokia daina palaiminki fortūna mūsų visų. Nu ir va, ir buvo toks atvejis, bet kažkaip, nežinau. Tai atsimenu, aš žiūrėdavau dangų. Aš buvau nekelias žvaigždės žmogus, įsivaizduojat. Tai aš, pavyzdžiui, nežinojau, kas jūs tokie ten esat, nes man kažkaip ten visi ten Baumilos, Lapatinskai, tuo metu ten visa šita buvo gvardija. Ir labai gerai atsimenu su Vudžiu pirmas pasimatymą. Buvo Radviliškio miesto šventė ir tipo atvažiuoja. Žvaigždė, eina savo į Radviliškio miesto šventę, žinai. Ir ten mano draugės alpsta, tu pažiūrėk, koks jis gražus. Stoviu galvoju, aš jį pirmą kartą matau, ko šiarsias vaikstas, žinai. Jo, o man teko, bet ne tam pačiam Radvilišky, bet teko kitam koncerte sulaukti skrydžio bokalo plastikinio suolum, taip šuch pro šoną. Gal turėtų pagauti, yra tekę. Nu, aš kadangi alkoholio nevartoju, tai taip ir praleidau prausis. Bet nebevartoji? Ne, nebevartoju, jau 14 metai. Atšventį. Ne 14, meluoju, 13.
5 metai po kelias žvaigždės. Sako, Bet geriau, tai tikrai... Darbinė krizė buvo užėjus 5 metų. Geriau ir labai tom džiaugiuosi, kad atgeriau ir dabar. Kad gana. Nebegeriau. Nebeturiu į ką gerti jau. Viskas dingo. Nu, vis tiek šeima, vaikai, nu ką čia esi. Tai va, bet kalbant apie tai, tai mergaitėm tu buvai labai visą laiką gražliukai, o vyrai pavydėtinai sakė, stop udonį. Štai ir metė tą vokalą, jo, nes gavai ten sėdėjo koks nors atlepausi, žinai, su danim kreivais. Jo, tai aš gėjus sakai, mane šiaip visą laiką eidavau sakyti, rėkia jau prie senukų darė, jau čia atsimenu šiaurės miestelį, girdžiu, aš galvoju, nu tai visiškai ir paną turiu, ir jau čia ir rašo, ir ten, ir viskas, ten ta. Ir tai, sakau, aš esu toksai didžiausias gėjų nusivylimas. Tai bando apraučinti kažkaip. Jo, tai aš važiavau į Milaną, mano draugė, žmona, reiškia, modelis. Milane 15 metų pradirbo ir aš ten nuvažiavau į tą visą modelių, kaip čia, ten atrankos vyksta, ten, agentūra reiškia, ir ten tie, daug labai gėjų tenai tarp jų, ir jisai, Sandrai ten vieni sako, negėjus, pasakyk, tikrai gėjus, tikrai, ne, sako, negėjus, sako, bet gal. Gal kaip nors. Ne, o aš nesuprantu, ką šneka, man paskui pasakė, sako, tu ten patikai visiems. Tai aš sakau, tai va, sakau dabar. Kur? Per lovą? Ne, šiaip iš tikrųjų gal praleidau tokį šansą, bet va, aš šiaip galvoju, kad didžiausias gėjų nusivylimas. Būtum Johnny's Deppas dabar koks nors ten. Toks populiarnas. Nežinau, kažkaip nežinau, viskas tvarkoja, bet manęs netraukia. Man labiau merginos ten. Merginos abiejų paliktos mašinos. Man patinka moteris, merginos, viskas tvarkoja. Jeigu gėjai yra gėjai, aš taip pat turiu draugų gėjų, viskas ok. Mes irgi tikrai ne prieš, viskas tvarkoja. Čia tik faina, kaip tas sužaidžia, žinai, kartais tavo naudai, jeigu tą teisingai žmonės išnaudoja, žinai, dabar dar būna. Kaip sakant, ryšiai ten. Jo, geras. O tai, nežinau, galit nueiti normaliai parduotuvę apsipirkti, ar vis tiek būna, kad jau matai? Vilniuje normaliai. Bet Vilniuje tiek visi persistunė, man atrodo. Jo, čia nereaguoja žmonės, arba net antiek nereaguoja, kad jau jie net veidų išaiškų net nesimato, kad pastebėjo. Tiesiog eina ir praeina. O kituose mažesniuose miesteliuose tu matai tą reakciją, kad net žmogus susilaiko nuo to. Jo, sustingsta. Tu prasme, jį atrodo, kad lengvai 20 gavo tokį prunkšt. Jisai matai, kad laikosi neparodyti, žinai, tą. Jo. Ir tada taip, žinai. Tai mes šventoje gėjai, labai daug šią vasarą šventoje koncertavom ir būda taip atvažiuojam ir išeinam ir eidavo, tarkim, mano Sandra eidavo už mūsų, o mes einam, tarkim, priekį, ar ne? Ir sako, blemba, sako, kaip jūs visi žiūrite, atsisuka, sako, eina, visi žiūri, sako, kaip čia tik tai O mes jau kaip praeinam, jau nematom, o jie nežino, kad ten iš mūsų Taip. Žinok, aš lygiai tą patį būna irgi su žmona, ten kitais kokiais draugais turiu, tai aš gau čia nereikėtų mokamą paslaugą padaryti, kad tu gali užsakyti, eit paskui žvaigždę ir mėgautis tais visais, taip, nes ten tokie dalykai. Laida gerą galėtum padaryti, gerą laidą, tokia. Taip ir vadinasi. Žvaigždės. Ir vaikštai, nes ten visiškai dalykas. Man šią vasarą irgi tai buvo, aš tikrai nelaikau save jokia žvaigždė. Vis tiek televizijos veidas. Taip, bet aš, pavyzdžiui, aš žiauriai nemoku reaguoti, man reikia susigalvoti kažkokią frazę, gal jūs man patarsit, kai man sako, man gali būti, kad aš tave kažkur mačiau. Gal. Ne, aš tai sakau, žinokit, čia ne aš. Bet žinok, aš irgi taip pat sakau, gal. Tai mes atostogavom su šeima šią vasarą Ispanijai ir tiesiog ėjom pasivaikščioti ten tą tokią palei jūrą promenados, ten tos, žinai, ir einam, net negalvoja. Ir mano vyras su vaiku atsiliko, nes ten ratais reikia eiti visą laiką, negali tiesiai eiti su vaiku. Tai aš nuėjau su savo mama ir ateina vyras, sako, ten 2 lietuvės nuėjo. Sakau, ne, iš kur, tai tave apšnekėjo. Bet reikia pastebėti, kad ir patys dažnai nebereaguojam.
Ai, kad mus mato, jo, kad pats atsijungęs esi, nebesėki, sako, tu matėjai, tai tave ten kaip kur, sako, kas matėjai. Aš sakau, einu man vienodai, sakau, aš einu. Ne, bet čia gal yra pradinuko, žinai, toks, kur tipo, tu ten išleidai kokią pirmą dainą ir nori būti... Jo, nu, ir tada žiūri, ar tave pastebėjo. Į parduotuvę, į kasą. Šiaip yra buvę taip, kaip pradžioje yra buvę. Tipo, nežinot? Na, ačiū jums taip, man tai vienas iki, kai užėjau į Statoilą, tai kai pamačiau snukį ir antraštę, tai apsisukau ir bėgau. Mesgi esam iš tų laikų, kaip dar apie mus laikraščiai rašė ir žurnalai. Ten būdavo bulvarinės Aš turiu spaudos. iškarpas visokias ten dar jo. Visokios bulvarinės spaudos, tai ten pievų geriau prišrašyta būdavo. Tai... Geras. Tai aš atsimenu dar tos laikus, kai buvo, man atrodo, Balsas LT, kur visi nuo jų bėgo, nes ten Tai būdavo... buvo Super LT. Super LT, tai va tas Super LT kabo tenais ir antraštė grūdas girdo mažamečius vaikus. Galvoju, man tik tai stovi, aš toks dar visas iš ryto, toks ilgi plaukai, čia tokia ševeliūra, aš stoviu, blin, sakau, nereikia, kudašių, ne, aš nieko nenusipirkau ir vėl. Paskui papasakojo turinį, tai žvengiau, sakau, okei. Nu, mėla. O tai jūs ir koncertuojat kartu, tipo, ir, reiškia, atvarot ir dviese, vienam... Keturiese. Keturiese. Mes grupę dar ir turim dabar jau 2 mokinukės pas save. Tai Kristina. Žmonos leidžia? Mokinukės, realias mokinukės, iš grupės mokinukė. Ok, tai keturiese vardėt, žodžiu, ok. Jo, varinėjom keturiese ir šiais metais švenčiam 10-metį. Turas pas mus, 10 koncertų buvo pavasarį, 10 koncertų dabar rudenį. Okay. O kaip tau beje, vat, tugi ir Kelios žvaigždės iš tavęs tokį padūkelį rokerį dar, to dabar jūs ten po stikliuką ir po mažiuką popsiuką. Nu, mes estradėlę dabar tą tokią estradinę muziką populiarią. Ar duodat jam įsidysi padainuoti kokį? Nu, ne. Dar neleidžia. Dar neleidžia man. Bet aš taip jaučiu, kad tu čia tos grupės toks kaip ir vadas. Jo. Nu, visi savarankiški tai patys, kai darom, tai... Bet klausykit, per savo muzikinę karjerą vis tiek yra etapų kažkurių, kurių, nu, gailitės, nežinau, va ten, kad pragėriai 5 metus po Kelios žvaigždės, galbūt tolkiavau kažką nuveikęs. Ar nėra tokių, kur, nu, tipo dabar su dabartiniam smegenim kitaip daryčiau? Nu, tai su dabartiniam smegenim kitaip, jeigu atgal papulčiau į tą pačią Kelią žvaigždės, tai aišku, gali kitaip ten pastrateguoti antrą ir daugiau galbūt išpešti kažkokios naudos. Bet aš tai nieko nesigaliu, dėl to, kad aš, nu, tikrai dabartiniai būsenai dabar labai gerai jaučiuosi ir džiaugiuosi, kad ir komandą turiu stiprią ir visi taip kaip vienas varom, tai aš kažkaip, nu, nieko nekeičiu. Kurdelis tai nutilo, kažką masto. Gal kalbėk. Aš tai šitą magėšiu, šitą. Jo, yra ką keisti, visada galima kažką keisti. Jo, bet, nu, kaip pasakyti, jeigu tas pokytis kažkaip kitaip įtakotų dabartį, tai, nu, nežinau, nekeiščiau. Nes vis tiek ir vaikai, ir santykiai, ir viskas, ir pati muzikinė kryptis, viskas. Šiaip reikia pripažinti, kad pats buvimas ten viską kardinaliai pakeitė. Tai Jo. Čia toks, kaip žinai, teleloto milijonas su pasiekmėm kažkokiom. Jo, arba jos geros, arba blogos, kur ten kaip save paskui realizuoji, tai... O tu nebandėjai į radiją eiti dirbti savo balsu? Aš esu galvojęs, kad norėčiau parduoti savo balsą kur nors. Turiu tokią mažytę svajonę, norėčiau įgarsinti kokį nors personažą piktą multikį. Šiaip rimtai geras būtų, jo, ten koks vilkas. Nes aš galėčiau ką nors ten tokį, žinai. Jo. Devil. Tokį devil, tokį reikalą. Gal ir atsiras. Aš reklamuojusi, jeigu ką, prašau, skaityti dar nepamiršau nuo mokyklos laikų. Geras, aš irgi esu tą mintį noriu išreiškęs, irgi norėčiau. Bet čia jaučiu visų svajonę kokį nors personažai garsinti, ne? Nes aš tai irgi visai norėčiau. Aš visokius juokingus galėčiau, ale Woody Woodpeckerį, žinai, iš serijos, nes man aukštas labai. O tu turėjai norą įgarsinti personažą? Jo, šiaip tai aš reklamas kartais pagarsinu. Esu porą tokių reklamų įgarsinęs jau, kur grinai ten buvo kalbų kažkokia mokykla, dar kažkas. Tai
Tai esu garsinęs, o būtent personažų, tai aišku, norėčiau, bet neteko. Aš buvau Jennifer Lopez koncerte Las Vegase ir jinai nuo scenos labai fainą dalyką pasakė. Sako, mes labai dažnai svajojam, kai būna maži, būti kokiu nors personažu, ar ne? Ir sako, bet jūs niekada nesat matę savo vaikų veidų, kai jie supranta, jog jūs esate tas personažas. Nes jinai kaip tik buvo įgarsinusi kažkaip tam princesė tuo metu, labai žinom filmų, man atrodo, iš Frozen gal kažką. Ir kad, tipo, jinai net pasirodymą darė, kad, tipo, su tuo balsu jinai ten dainavo ir ten sakė vaikam, čia buvo mano svajonė vien dėl vaikų, žinai, kad, tipo, tavo mama yra tas personažas, afigėt. Jo, fainai. Jeigu žiūrit internete, parašykite, ar jūs norėtumėte garsinti filmą, nes būtų tikrai labai gerai. Manau, 100% visi norėtų pabandyti. Bet yra tokia pramoga, man atrodo, gali tiesiog for fun užsisakyti, garsinti kažką. Pasvūdį po to studiją. Tai ten, man atrodo, panašiai ir buvo, kai buvo tas piratiniai tie visi portalai, svetainės filmai, tai ten sėdėdavo kažkoks geniukas ir ten, jo. Man yra siūlė iš filmai man yra siūlė, aš kažkur dar atkaščiau, gal laišką prieš labai senai gavau šitą. Ir man yra siūlė garsinti ir dar siūlė už filmą 80 litų. Ką tu pragėrei šitą šansą? Ne, aš kažkaip supratau, kad man per ilgai čia užtruks ir aš... Jau buvai pasiskaičię geriau koncą nuvažiuosiu. Geriau aš nuvažiuosiu, nes nors šiaip tai, kaip ir galbūt įdomu buvo, bet galvoju, blemba, dar kaip tik ten autorinės visokios teisės buvo, dar kažkas galvoju, aš dabar čia savo balsą į piratinius filmus galvoju, ir čia tie 8 litų galvoju, nemotyvuoja mane tiek pinigų. Čia blemba, kaip žinai, iš tavęs pavogė dviratį ir paskui sako, nusipirk dar jį, žinai, kad tau... Jo, tai aš kažkaip supasavau šitą reikalą, bet tikrai esu gavęs. Bet tie, kas daug garsina, tai sakė, jau net nebekreipia dėmesio namie į tai, kad, tipo, sėdi, žinai, ten koks Jonas Radzevičius, kuris ištisai viską garsina ir sako, tipo, tėti, tai kom ten tas filmas baigęs? Ką žinau, taigi tu garsinė. Aš garsinu. Tai jie ten varo jau čia. Jie varo ir pačio filmo gal net nelabai deda į galvą. Bet man tai, pavyzdžiui, labai nuoširdžiai, labai daug džiaugsmo, kad pas mus garsinimo kultūra atsirado. Labai gerai garsina. Paskutiniu metu. Taip, kokie geri garsinimai eina, nes anksčiau būdavo, žinai, vienas balsas viskam, o dabar jau yra. Šiaip yra labai gražių balsų. Iš tikrųjų. Taip. Reklamas įrašinėjau, tai daug būna ateina. O Dieve, mano draugė susirado linkėjimą Jekaterina. Draugą, jis yra aktorius šiaip ir kai atsiliepia, pažinau, ten žinau, kad negali pakelti, ten Jekaterina negali, dabar galėsi, Jėzu, Simonai, kalbėk, tik žinai, toks. Ir aš jam skau, tą reikia vaikiškas pasakas, kai sako, tu aš jau žinai, kiek jų įrašiau. Velnis, pavėlavau su idėja. Tai tada pasakas mamom, žinai. Taip, tada vaikų pasakos mamoms. Čia kaip Lietuvos rubrika, kur mes žvengiam būna. Kur ta moteriškė, kur hipnozė varo kažkokius meilės istorijos, tos yra kosmosas. O būdavo dar seniau, man atrodo, 1+ gal turėdavo, kur moteriškė versdavo toj grosiančios dainos tekstą. Kad, tipo, ten Robbie Williamsas. Jo, ir jinai, tipo, ir tada, ir jinai tekstą verčia lietuviškai. Čia turbūt LRT kokia radijo. Ne, žinau, kažkas iš tų populiarių, nes aš atsimenu, kad sėdėdavau, grimuodavausi, vesdavau loteriją tokia ir ten tuo pačiu metu groja tie patys šitie. Ir sakau, Jėzau, kokia nesąmonė, kas sugalvoja tokią rubriką. Jinai versdavo dainas, kad suprastų žmonės, apie ką eina daina. Iš tikrųjų, rubrika tai gan nebloga, nes dažnai tai... Niekas net negalvoja, meuda. Skėčių, skėčių. Geras, o patys, kuriat, tu tai žinau, nes pas tave studijai buvom, o kiek tu su muzika dar, nežinau, bendro turi? Darai kažką, ar tu tiesiog atlikėjas ir that's it? Aš turiu dar tokį projektą, apie kurį dar garsiai nenoriu šnekėti, bet mes ten sugrįžim. Nesakysiu, kaip vadinasi, nes groja jau, bet čia mūsų tokia mintis idėja yra, paskui kada nors... Prisiduosi, kad čia tu. Jo, prisiduosiu, kad čia aš. Nenorim šitų etikečių. Okay. Ai, tai čia nuo jo atskirai jau. Atskirai, žinoma, taip. Žino, jisai producer ir prisideda irgi, kai tik turi laiko progos. Šiaip aš tas žmogus, tas, kuris, ko gero, stačia galvai, bet kokią idėją gali nerti. Jeigu man pasiūlys, jeigu man bus fan, tai aš
tikrai ateisiu, prisidėsiu, mielai. Okay. O tai idėja turi būti, nežinau, kažkokia avantūriška, ar tu kaip tik pamatuotai tau, nu, vat... Aš iš principo, va čia jau gal projekto metu susidėliojo taip, supratimas, kad jeigu nori kažką tai muzikoje veikti ir kad būtų pačiam įdomu, turi nusimti arklio tos šoninius bortelius. Ten jie nusiėmė, nes aš atėjau, atėjau, man buvo tik tai užsienio muzika, aš lietuviškos net neklausydavau praktiškai, ten vieną kitą kūrinį žinojau apie šlagerius šį stilių. Tai žodžiu, tai va ten pabiški kažkaip tai apsiglūdino tie kampai visi pačio, kad jeigu nori plačiau matyti, tai ir žiūrėk plačiau, bandyk viską. Tai taip, biški ten, biški aniam, kažko to, kažko trečio, rokelio, biški popselio, viskas fainai. Yes. Muzika jinaigi visiems ir visokiai, jeigu ją myli viso, tai visur jos yra geros, tiek popsiukiai, tiek rokelį, tiek dar kažkokiam kitam stiliui. Eina savo, aš dabar bandau įsivaizduoti šlagerį dainuojant kokį nors tokį tą vokišką gerą, žinai. Tai mums teko, atsimeni, kai mes darėm pikniko reklamą. Kai ten ir norvegiškai varėm, ir latviškai, ir vokiškai, lenkiškai, estiškai, paskui dar kažkokiais 7 kalbos berods buvo. Ten buvo. Ir nežinau, niekur aš negirdėjau, bet... Bet aš kaip supratau, visiems tiko ir... Visiems tiko ir kažkur išplaukė tas visas į užsienį. Į tarptautinį rinką, žodžiu, išėt vis tiek. Kažkiek, jo. Su tarptautinė rinka tai turbūt buvo įdomiausia, tai tik Baltarusijai. Baltarusijai buvom, vaikų Eurovizija buvo. Kur dingo tos berniukas? Ir mes... Jisai puikiausiai, nu, tik ne pop scenai, bet labiau alternatyvą dainuoja. Tai labai fainai, ten viską daro, tai ką aš norėjau pasakyti, dėl Baltarusijos, tai mes sudalyvavom kartu su Bartu vaikų Eurovizijoje, visi kartu važiavom ir ten užsimesgė tokius, nu, sakykime, pažinčių ir paskui mus pačius pradėjo kviesti tenai ir reiškia, pakoncertuoti. Tai va ta užsienio tokia buvo patirtis, girdai, būtent baltarusiška tokia labiau. Su komunarkos saldainiais. Tai ten mūsų ten jau ir vežiodavo, ir viešbučiai būdavo, viskas jau ten, nu, va, taip, va. Okay. Ačiū visiems, kurie žiūrėt. Šį kartą tiek. Grįšim kitą savaitę ir pratęsim pokalbį su nuostabiais svečiais.